Sveiki atvykę į svarstymus. Šiandien mes gilinamės į keletą, sakyčiau, nepaprastai galingų Senojos testamento tekstų iš Izaijo knygos, iš psalmių ir žiūrime, kaip juos aidžia Naujasis testamentas, ypač Mato Evangelija, tai tekstai, kurie kalba apie viltį, teisingumą ir apie idealų valdovą. Taip, o pagrindinė ašis, aplink kurią, manau, suksis mūsų pokalbis, yra štai koks klausimas. Kaip mes turėtume skaityti šias pranašystės? Ar tai yra tiesioginė nuosekli linija vedanti prie Jėzus Kristaus? Kaip galutinio išsipildymo? O gal vis dėlto visų pirma turėtume matyti jas kaip giliai savo laikmetyje įsišakninusias žinutės, skirtas konkrečiai auditorijai, atspindinčias jų politinės ir, sakykime, socialinės viltis? Būtent. Aš kaip tik ir laikysiuos to požiūrio, kad šie tekstai iš tiesų sudaro vieną didelį, vientisą pranašišką pasakymą. Manau, kad juos sieja dieviškas planas, kuris galiausiai išsipildo Jėzaus asmenyje ir atveria kelią išganymui ne tik Izraeliui, bet ir visam pasauliui. O aš siūlysiu kiek kitą perspektyvą, kad norint suprasti tikrąją šių tekstų galę, mes privalome juos pirmiausia, tarsi grąžinti jų istorinį kontekstą. Mano manimu, tai yra Izraelio tautos socialinio teisingumo šauksmas ir politinės vilties išraiška. Ir jų turi prasme pati savaime, net ir be vėlesnės krikščioniškos interpretacijos. Puiku, taip. Pradėkime nuo to, kaip aš matau šį pasakojimą. Man visada didžiausią įspūdį daro tas neįtikėtinas nuoseklumas. Skaitai Izaijoje 11 skyrių, parašytas šimtmečiais prieš Kristų, ir matai pažadą apie atžalą iš Jesės kelmo Dovydo tėvo. Ir tai ne šiaip karalius, tai idealos valdovas, ant kurio nužengia viešpaties dvasia. Ir ne bet kaip, o 7 formomis – išminties, supratimo, patarimo, tvirtumo, pažinimo ir viešpaties baimės dvasia. 7 tai juk pilnatvės skaičius, jis atneš tobulą teisingumą vargšams ir sukurs tokią taiką, kad net plėšrūnai gyvens kartu su savo aukomis, vilkas gyvens su avinėliu. Tada atsiverti Naująjį testamentą ir matai Joną Krikštytoją, kuris cituoja Izaiją. Paruoškite viešpačiui kelią. Jis vykia kaip šio pranašauto karaliaus šauklys. Galiausiai apaštalas Paulius laiške romiečiams viską suriša, teigdamas, kad Kristus įvykdė protėviams duotus pažadus ir išplėtė juos pagonims. Tiesiog jautiesi lyg stebėtum tūkstantmetę estafetę, kurioje lazdelė galiausiai perduodama tiksliai tam, kam ir buvo numatyta. Aš suprantu tą estafetės įvaizdį, jis tikrai paveikus, bet aš siūlyčiau stabtelėti ties pirmųjų bėgikų ir paklausti, kodėl jis iš vis pradėjo bėgti. Izaijo pranašystė, ji neatsirado vakuume. Ji buvo parašyta 8 amžiuje prieš Kristų nepaprastai neramių laikotarpių. Jeruzalės karalystė buvo draskoma vidinių intrigų, išorinių grėsmių, ypač iš Asirijos imperijos. Žmonės matė neteisingus korumpuotus valdovus. Todėl Izaijo žodžiai apie idealų karalių iš Dovydo giminės buvo tiesioginė apčiuopiama vilties žinia jiems. Tai nebuvo kažkokia abstrakti ateities vizija, o pažadas, kad atsiras lyderis, kuris išspręs jų problemas. O ta garsioji gyvūnų fabula. Aš manau, kad tai nėra tiesiog graži pasakaitė, tai aštri 8 amžiaus politinė karikatūra. Izaijas matė visuomenę, kurioje galingieji vilkai ir leopardai, ta prasme didikai ir turtuoliai, ryja silpnuosius avinėlius ir ožiukus. Jis svajojo apie pasaulį, kuriame ši groboniška sistema būtų apversta aukštyn kojomis. Tai socialinė revoliucija, ne tik dvasinė pranašystė. Lygiai taip pat ir 71 psalmė, tai malda už idealų valdovą, ginanti vargšus. Tai amžinas teisingumo troškimas. Ir galiausiai Jonas Krikštytojas matyti jį tik kaip Jėzaus apšildantį atlikėją, tai reiškia sumenkinti jo paties radikalią žinią apie būtinybę keistis čia ir dabar. Gerai, aš sutinku, kad Izaijas rašė konkrečiems žmonėms konkrečiu metu, bet ar tai reiškia, kad pranašystė negali turėti kelių prasmių sluoksnių? Galbūt tai buvo vilties žinia jiems tada ir tuo pačiu metu nuoroda į kur kas didesnį išsipildymą ateityje. Panagrinėkime pačią Mesijo figūrą. Mato Evangelijoje Jonas Krikštytojas ne tik ruošia kelią, jis labai aiškiai apibrėžia, kas ateina po jo. Jis sako, ateina galingesnis už mane, aš nevertas net jo sandalų nurišti. Senovės pasaulyje sandalų nurišimas buvo pats žemiausias vergo darbas. Taigi Jonas sako, aš nesu vertas būti net jo vergu. Tai nepagarba mokytojui, tai visai kitas lygmuo, jis mato Jėzų ne šiaip kaip dar vieną pranašą, o kaip dievišką teisėją, kuris krikštis šventoja dvasia ir ugnimi.
Sugretinus tai su Izaijo prašymu apie valdovą kupiną viešpaties dvasios, ima ryškėti labai konkretus nuoseklus portretas, kurį, mano manimu, tobulai įkūnija Jėzus. Pats terminas Mesijas, reiškiantis pateptasis, per šimtmečius juk evoliucionavo nuo bet kurio patepto karaliaus iki šio galutinio, idealaus karaliaus. Idealas, taip. Bet ar tik Jėzus? Ar tai nebuvo atvirasis idealas, kurio galėjo siekti bet kuris Dovydo palikuonis? Pati ta evoliucija, kurią minėte, ji turi aiškiai istorinę priežastį. Viltis sulaukti idealaus karaliaus kilo būtent iš kartėlio ar nusivylimo istoriniais valdovais, kurie nuolat nepateisindavo lūkesčių. Izaijo ir psalmisto aprašymai veikia kaip gairės, kaip politinis manifestas, koks turėtų būti bet koks teisingas vadovas. Tai yra etalonas, su kuriuo galima lyginti kiekvieną sėdintį soste. O dėl Jono Krikštytojo, jo kalba yra neįtikėtinai aštri. Kai šaukia fariziejams ir sadukėjams angių išperos, jis nekuria ateities teologinės sistemos, jis puola konkrečias to meto religinę ir politinę veidmainystį. Tai yra klasinis pranašų retorinis įrankis sukrėsti žmonės, priversti juos atgailauti dabar, prieš artėjančią Dievo teismo dieną. Šis tiesioginis deginantis artumo jausmas ir yra jo žinios esmė. Bet ne vienas jo nepasiekė. Ne vienas istorinis karalius netitiko to idealo. Būtent tai ir yra esmė. Bet gerai, suprantu jūsų mintį apie istorinį kontekstą, tačiau man atrodo, kad tada mes praleidžiame pro akis kitą esmenį dalyką – šių tekstų universalumą, kuris peržengia vietinės politikos ribes. Izaijas juk nesako, kad tai bus ženklas tik judėjai. Jis sako, Jesės šaknis stovės kaip ženklas tautoms ir tautos jo ieškos. 71 psalmė tai išreiškia dar atviriau. Per jį bus palaimintos visos žemės giminės. Tai neįtikėtinai drąsus teiginys to meto pasaulyje. Paulius laiške romiečiams tiesiogiai cituoja šias eilutes ir paaiškina, kad Kristaus misija buvo dviguba. Viena įvykdyti pažadus, duotus žydų protėviams ir tuo metu atverti Dievo gailestingumo duris pagonėms. Tai rodo, kad nuo pat pradžių plane buvo kažkas daugiau nei tik Izraelio valstybės atkūrimas. Tas universalumas, apie kurį kalbate, man atrodo, yra tiesiogiai susijęs su tuo, ką aptarėme anksčiau, nusivylimu vietiniais karaliais. Būtent todėl, kad istoriniai valdovai nuvylė, svajonė apie idealų karalių išsiplėtė iki kosminio visoms tautoms skirto ligmens. Tačiau, ar tikrai turime tai suprasti taip, kaip siūlo Paulius? Nors šiuose tekstuose nebejotinai yra universalumo elementų, jų pagrindinis akcentas vis tiek yra Izraelio atkūrimas ir išaukštinimas. Palaukite, kai sakote, kad pagrindinis akcentas yra Izraelio išaukštinimas, kaip tai suderinate su fraze ženklas tautoms? Aš tai suprantu per tuo meto prizmę. Idėja, kad tautos žvelgs į Jesę šaknį, gali būti interpretuojama remiantis tuo, kas vadinama senųjų artimųjų rytų karališkąją ideologiją. Ką tiksliai turite omenyje, sakydamas karališkoje ideologiją? Ar tai reiškia, kad karaliai tiesiog gyrėsi esantys pavyzdžių visam pasauliui, net jei tai nebuvo tiesa? Tokia savotiška senovės pasaulio propaganda? Iš dalies taip. Galingas ir teisingas karalius, pavyzdžiui, Babilonijoje ar Egipte, savo įrašuose skelbdano, kad jo teisingumas ir išmintis yra tokie dideli, kad net aplinkinės tautos jį žvelgia su pagarba ir mokosi iš jo. Tai buvo būdas įtvirtinti savo legitimumą. Tad Izaijo žodžiai galėjo reikšti, kad būsimas idealus Dovydo karalius bus toks teisingas, kad Izraelis taps pavyzdžiu visoms tautoms, jos pripažins Izraelio Dievo ir jo karaliaus viršinybę. Tai labiau apie Izraelio iškilimą, o ne apie visų tautų įtraukimą į sandorą lygiomis teisėmis. Pauliaus interpretacija yra jau vėlesnis, krikščioniškas teologinis žingsnis, pritaikantis šiuos tekstus naujai realybei. Manau, toks požiūris sumenkina pačios pranašystės prigimtį. Jis paverčia ją tiesiog, politinę retoriką. Paulius laiške romiečiams rašo, visa, kas kitadas parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir raštų pagoda turėtume viltį. Man atrodo, jis mums duoda raktą, kaip skaityti šios tekstus. Jie nėra tik istoriniai artefaktai, jie yra gyvas vilties šaltinis, specialiai parašytas taip, kad per amžius teiktų pagodą ir nurodytų į ateitį. Temų teisingumo, naujo karaliaus, visuotinės taikos sąsajos, tarp Izaijo, psalmių ir Naujojo testamento yra per daug akivaizdžios, kad tai būtų atsitiktinumas. Tai yra vientisas pasakojimas. Sutinku, kad Paulius siūlo raktą, bet svarbu suprasti, kas tas raktas yra. Pauliaus teiginys yra, iš esmės, krikščioniškosios hermeneutikos
arba paprasčiau tariant teksto interpretavimo meno pagrindas. Jis siūlo tam tikrus akinius, per kuriuos reikia skaityti Senąjį testamentą, kad jame pamatytum Kristų. Tai yra visiškai teisėtas būdas skaityti tekstus iš tikėjimo perspektyvos. Tačiau tai nepaneigia ir neturėtų panaikinti pirminės istorinės teksto prasmės ir galios. Jūs sakote, kad mano požiūris paverčia pranašystę politinę retoriką. O aš sakyčiau taip, būtent. Ir tai yra jo stiprybė. Izaijo raginimas siekti teisingumą buvo tiesioginė, drąsi jo laikų valdovų kritika. Gyvūnų fabula, kaip minėjau, buvo aštri socialinė satyra. Jei vertisime šios tekstus tik kaip žvilgsnį į tolimą ateitį, atimsime iš jų galę veikti čia ir dabar. Viltis, kurią jie siūlė, buvo apčiuopiama žmonėms susiduriantiems su konkrečia Asirų grėsme ar karaliaus Achazo korupcija. Tai nebuvo tik abstrakti viltis. Bet ar viena perspektyva būtinai paneigia kitą? Ar negali tekstas būti ir aštri socialinė kritika savo laikmečiui ir tuo pačiu metu savyje nešti sėklą pranašystės, kuris sudygs tik po 100 metų? Man atrodo, kad būtent ši dviguba prigimtis ir daro šiuos tekstus tokius ypatingus. Galbūt, tačiau prioritetas, mano manimu, turėtų būti teikiamas pirminiam autoriui ir jo auditorijai. Priešingu atveju mes tiesiog primetame savo pačių prasmes tekstui, užuot bandėm išgirsti, ką jis sakė iš pradžių. Kai Jonas Krikštytojas kalba apie medį, kuris neduoda gerų vaisių ir bus iškirstas bei mestas į ugnį, jis kalba apie neatidėliotiną moralinę ir socialinę krizę Judėjoje. Skaityti tai tik kaip alegorija apie galutinį teismą reiškia prarasti istorinį dramatiškumą. Gerai, tai apibendrinama savo poziciją, aš vis tiek grįžtu prie to nuoseklumo. Manau, kad temų darna nuo teisingo karaliaus pažado Izaijo knygoje ir psalmėse, per Jono Krikštytojo paruošiamąjį vaidmenį iki Pauliaus teologinio paaiškinimo atskleidžia vieningą apgalvotą dieviškąjį planą, kuris galiausiai išsipildė Kristuje. Tai yra visuotinės vilties ir išganimo žinia, kuris sąmoningai pranoksta savo pradinį istorinį kontekstą ir kalba visai žmonijai visais laikais. O mano galutinė mintis būtų tokia. Nors šie tekstai nebejotinai įkvėpė viltį milijonams žmonių per krikščioniškąją prizmę, mes privalome nepamiršti ir neignoruoti jų pirminės galios. Tai yra gilūs Izraelio tautos socialinio teisingumo doro valdomo ir taikos troškimo liudymai. Jie turi milžinišką vertę patys savaime kaip atsakas į labai konkrečias istorinės aplinkybės ir kaip amžinas priminimas apie tai, kokia turėtų būti teisinga visuomenė. Ši vertė egzistuoja nepriklausomai nuo bet kokios vienos interpretacinės sistemos, kuri buvo suformuota vėliau. Manau, mūsų pokalbis atskleidė du išties skirtingus, bet tikiuosi vertingus būdus skaityti šios šventus raštus. Viena perspektyva pabrėžia tęstinumą ir išsipildymą per visą Bibliją, matydama joje vieningą pasakojimą. O kita teikia pirmenybę kiekvieno teksto istoriniam ir socialiniam kontekstui, atskleisdama jo galę kaip tiesioginį atsako į savo laikmečio iššūkius. Man atrodo, kad abi perspektyvos galiausiai išryškina tą patį amžiną šių tekstų kvietimą siekti teisingumo ir niekada neprarasti vilties. Tolesnis šaltinių nagrinėjimas neabejotinai atvertų dar daugiau šių pasakomų sudėtingumo sluoksnių.